Okay, čia bus vienas iš video, kur kalbėsiu apie tai, kaip yra kuriamas tinklapis, apie etapus ir kai bus kiti video įrašyti, visi bus sudėti aprašyme pagal eiliškumą. Dabar video bus apie tai, kaip išsirinkti savo template'ą arba šabloną, dar kitaip vadinamą, iš parduodamų tai, kas yra rinkoje. Mes dabar žiūrėsim kaip pavyzdį Template Monster, bet yra ir daug kitų, paskui pabaigoje paminėsiu. Ką dabar turiu dar kartą paminėti, kad mes dabar renkamės šabloną, kur mes nenaudosim click install metodą, mes iš šablono paimsim tik tai patį dizainą, nes tinklapį gauti dizainą yra tik tai 3 būdai, sakykime, arba esamas koks nors senas ir tiesiog užmauti ant naujos turinio valdymo sistemos, paprašyti, kad dizaineris arba surasti dizainerį, kuris sukurtų, pieštų nuo nulio. Ir kitas būdas yra nupirkti jau paruoštą ir jį adaptuoti savo. Tai čia dabar kalbėsim apie trečią metodą, kai mes ieškom savo tiesiog vizualų, kurie mums tiktų, kur būtų galima adaptuoti savo poreikiams, pavadinkim taip. Tai į ką mes dabar žiūrim? Paprastai, kaip surasti tokius, mes dabar žiūrėsim tik Template Monster, o galima suvesti į paiešką WordPress templates, galima suvesti WordPress themes. Dabar kaip čia mano pavyzdėje WordPress themes. Bet mes dabar žiūrėsim templates. Iš tikrųjų, tų template'ų yra nemažai, yra ir mokamų parduodamų, taip čia pagal pavyzdį, bet Template Monster yra vienas iš seniausių, sakykim, tiesiog vienas iš geriausių šiai dienai pagal tai, kas yra. Ok, ko mes ieškosim? Štai čia yra meniu ir jeigu mes žiūrėsim paprastai svetainiai be šablono, be parduotuvės šablono, tai tiktų ir website templates, WordPress, HTML irgi tiktų, kadangi mes nenaudosim jokio turinio, kuris jau ateina su visais, irgi parodysiu, ką reiškia tas turinys. Jeigu yra parduotuvė, tai tada geriau žiūrėti WooCommerce, nes parduotuvė kaip skiriasi nuo paprasto tinklapio yra tai, kad yra papildomi žingsniai, be to, kad yra meniu, katalogas, prekės puslapis, dar yra atsiskaitimo puslapis, krepšelio puslapis, dažniausiai būna thank you pages, ačiū puslapis, tai, kas jau turėtų būti WooCommerce. Jo, mes šiandien kalbėsim tik tai apie WordPress ir WooCommerce. Aišku, galima paimti šabloną ir kurti savo turinio valdymo sistemą ar be jos daryti, bet dabar kalbam tik tai apie WordPress ir šiek tiek apie WooCommerce. Gerai, čia kaip pavyzdį paimkim, mums reikia pažiūrėti interior design, čia bus interjero dizainas. Tarkim, mes ieškom aš esu interjero dizainerė, man reikia dizainą. Interior design. Taip, štai čia man išmeta, sakykim, daug variantų. Galima atrūšiuoti pagal, dar, sakykim, yra čia papildomos temos. Čia matau, jau yra pasirinkta WordPress themes, man tas tinka. Aš galiu pritaikyti iš esamų dar pasirinkimų dar filtrus pritaikyti, bet dabar žiūrėsim į tai, kas jau atrinkta. Gerai, pavyzdžiui, man patiko šitas, aš tada galiu paspausti live demo ir pažiūrėti, kas bus. Nes jeigu aš paspausiu live demo, man daro, kaip jis atrodo gyvai, o details čia bus detalės jau apie tą tinklapį. Jo kaina, personal license, tai yra asmeniniam naudojimam, commercial, kur gali perpardavinėti, kiek aš prisimenu, galima paskaityti. Taip, čia dar papildomai jie parduoda instaliavimą tau, dar daug kitų variantų, bet mes apsiribuojam, mes perkam tik dizainą, tai jeigu man reikėtų nupirkti šitą šabloną, aš nuimčiau varnelę ir tada pirkčiau add to cart ir galėčiau pirkti tik tai patį dizainą, jeigu jis man patiktų, bet dabar pažiūrėsim, kaip tikrinti dizainus. Štai čia dažniausiai būna, čia galima viršų uždaryti arba išskleisti, čia yra telefono versija, planšetės versija ir kompo versija, kaip atrodo kompiuterį. Mes apsiribuosim, žiūrėsim dabar kompiuterį. Čia yra home puslapis, jeigu jis man patiktų, tas dizainas, kai aš pasakosiu apie tai, kaip mes dirbam, kitos agentūros gali irgi daryti panašiai. Pavyzdžiui, jūs išsirinkat savo dizainą, surandat web developerį, programuotoją, kuris galės užmauti turimą dizainą ant naujos temos. Vėlgi mes kalbam tik tai apie naujos temos kūrimą. Dabar šitas video yra ne apie tai, nes galima nusipirkti šitą šabloną,
ir tiesiog padaryti click install metodu, paskui dar reikės šalinti, bet jis pareina su visų, pavadinkim, šlamštu, kuris yra tame šablone, ir jis yra sudarytas iš įskiepių, pluginai, kitaip vadiname, pluginsai, ir iš gali būti dar builderių arba konstruktoriai. Ir bendrai gali būti toks labai sudėtingas tinklapis. Čia maždaug kažkada man kažkas pateikė tokį kaip analogą, sako, tu čia kaip su tanku važiuoji mažam miesteliai. Čia yra labai daug įrankių, kurių tau niekada gyvenime neprireiks, bet tu vis tiek laikai tame tinklapyje ir dėl to tu apsunkini savo krovimą ir niekada nepavyks pasiekti labai gero greičio. Jeigu tikrinti per PageSpeed Insight, Google įrankį arba per kitus įrankius. Vieną iš pavyzdžių aš parodysiu, aš visą laiką jį rodau kaip geriausias, kur man teko matyti. Čia buvo tinklapis su 80 įskiepių. 80 įskiepių įjungti, aktyvuoti, 50 ir 30 buvo nenaudojama. Ten buvo beveik neįmanoma kažką padaryti, kad išspausti labai gerą greitį tame tinklapyje. Tai kai yra kūriama nauja tema, custom tema, švari tema, tai tų pluginsų įskiepių dažniausiai būna iki 10 ir jie dažniausiai yra tokie, kurie neapkrauna, nes kai kuri nauja tema be konstruktorių, tada yra galimybė sukurti gerą tinklapį, kur neturės problemų ateityje. Bet grįžkim dabar prie pačio šablono, kaip reikėtų rinktis, kaip reikėtų žiūrėti. Aš dar porą dalykų parodysiu, iš tikrųjų čia video tik tai apie tai. Vėlgi, reikėtų pažiūrėti, jeigu, tarkim, mes dabar esam interjero dizaineris, aš esu interjero dizaineris, aš žiūriu, home yra, pavyzdžiui, man tinka about, čia bus apie mus, nes vėlgi, jeigu tokia agentūra kaip mes paimam tą dizainą, užmaunam ant WordPress'o, lituanizuojam, jeigu yra daugiakalbystė, galima išversti, bet tai būtų taip, titulinis apie mus, nežinau, jeigu man iš principo tinka, kas čia yra, tada žiūriu toliau. Paslaugos, meniu paslaugos yra, reikia pažiūrėti kiekvieną paslaugą, kaip jie atrodo, jeigu man tinka, sakykim, gali būti, kad man tiesiog netinka, gal per tuščias tas tinklapis, tas būtent ne tinklapis, o tas puslapis, projektai, jeigu aš esu interjero dizaineris, aš turėčiau turėti projektus, kad galėčiau rodyti kitiems, aš esu padaręs kažką. Turi būti blogas čia yra blogo kategorija, ne pati geriausia, nieko baisaus nėra, bet, aš esu matęs gražesnį išdėstymą straipsnį, nes blogas tikrai reikalingas kiekvienam puslapį ir kontaktai. Jeigu iš principo toks layoutas arba toks šablonas tinka, galima jį pirkti. Bet pažiūrėsim dar į keletą. Grįžkim tada. Template Monster. Aš norėjau, Interior Design. Ir čia galima įti tada ir žiūrėti, tų šablono yra daug. Pavyzdžiui, nežinau, čia kažkoks gal patrauklus. Šablonas atrodo dažniausiai ne taip, kaip atrodo paveiksliukas, o kaip čia atrodo, kaip tas mažas paveiksliukas viduje. Pavyzdžiui, čia yra paveiksliukas to dizaino, kaip jis gali atrodyti. Čia jau atrodo ne paraštas paveiksliukas, kaip jis vadinasi, featured image, miniatiūra, lietuviškai dažnai vartojama. Čia atrodo kaip paraštukas, o čia jau pats, greičiausiai kaip atrodo pats tinklapis. Galiu pažiūrėti live demo, jeigu jis man patiks, dar keletą irgi atidarysiu. Pavyzdžiui, šitas. Čia labiau gal tinka, jeigu kėdė, gal čia yra parduotuviai, gal. Furniture, interior design, čia baldai kažkokie. Čia yra kažkas, visai patrauklus šitas dizainas. Vėlgi žiūrim titulinę, pakomentuosiu, kaip dažniausiai daroma. Pavyzdžiui, yra kažkokie blokai, kur man patinka ir aš naudosiu šitus blokus. Bet, tarkim, yra koks nors, šitas man nepatinka, nežinau dėl ko, bet nesvarbu, nepatinka. Tai jį galima tiesiog nedaryti. Galima padaryti, stumdyti elementus. Pavyzdžiui, čia yra, o pas mus yra 2 darbuotojai. Tai galima padaryti vietoj 3, bus 2 išcentruoti, arba pas mus yra 6, arba 4 darbuotojai. Galima išdėstymą sugalvoti. Labai svarbu, kad tie elementai yra ir su tais elementais jau programuotojas gali dirbti
įdaryti pokyčius. Vėlgi, programuotojas nėra dizaineris, jeigu dažniausiai kur klientas sugalvoja, o pakeiskit man va tą spalvą į violetinę. Prasideda tie pokyčiai, pakeiskit fontą į kažkokį, nežinau, kažkokį kitą. Fontas tai yra šriftas. Ir dažniausiai po vieną mažą smulkmeną eina, keičia ir dažniausiai sugadina. Esu matęs ne vieną tokį atvejį, kai mes paimam, sakykim, klientas perka gražų šabloną ir paskui prašo 10 kartų daug įvairių smulkmenų ir sugadina visą dizainą. Bet klientas turi savo viziją. Taip, ką žiūrėčiau toliau, tai about. Jeigu man toks puslapis reikalingas, jeigu aš planuoju, sakykime, aš interjero dizaineris ir planuoju kažką pardavinėti ir čia nėra šablonė, nėra numatyta puslapių parduotuvė kaip skiriasi, mes galėsim dabar užmesti akį pažiūrėti. Visai čia neblogas šitas dizainas about, bet man labai primena, ar čia yra titulinis, mes dar likom. Ne, čia kaip iš titulinio paimti elementai, jo, niekas nesikeičia. Services. Tie patys elementai, kas yra iš titulinio, tai vat, prašau, čia vienas iš pavyzdžių, ne visai tinkamos, gal aš negalėčiau iš tokio padaryti tinklapio, arba jis būtų ne visai, nes čia tai, kas yra tituliniam, eina per vidinius puslapius ir naujų elementų nėra. Gal jie turi kažkokių, sakykim, blokų, ne? Yra blog list, yra blog grid. Galima paspausti, pažiūrėti, kaip atrodo, yra toks išdėstymas. Pats šablonas yra kaip ir neblogas, visai patrauklus, minimalistinis, švarus, galima taip pasakyti, bet turbūt aš jo nepanaudočiau arba turėčiau dar kažką galvoti iš tų blokų, nes services, paslaugos yra visiškai tas pats, kartojasi ekspertai, mūsų komanda, yra tik tai 3 paslaugos ir nėra detalaus aprašymo. Pažiūrime vidų. Reikia dar žiūrėti, kaip nėra dizaino, kaip atrodo pati paslauga viduje. Tai yra didelis trūkumas šito šablono. Gerai, pažiūrėkim tada į dar vieną pavyzdį. Pažiūrėsim tada, kad tai būtų su WooCommerce. Su WooCommerce tai parduotuvė. Galima žiūrėti ir PrestaShop'ą, nes PrestaShop'as yra Joomla, bet čia yra skirtumas pagal meniu, kad jau pritaikytas šablonas pačiam PrestaShop'ui, gali imti click install metodu pritaikyti savo tinklapį, bet kaip čia iš praktikos pasakau, čia yra ne tas metodas, jeigu jūs norit labai gerų SEO rezultatų, marketingo rezultatų, nei viena gera parduotuvė, žinoma parduotuvių, pavadinkim, ir Lietuvoje, praktiškai nei viena nėra padaryta iš tokių, pavadinkim, pigių šablonų, tai yra 69 už dizainą. Tikrai mažai bus tokių parduotuvių, kur pasiekia labai gerus rezultatus. Pavadinkim taip, rimti puslapiai reikalauja rimtų sprendimų, pavadinkim taip. Gerai, tai mes dabar esam WooCommerce ir WooCommerce aš taip pat ieškosiu, čia gali būti fashion furniture. Čia jau yra pritaikyta prekybai, baldų prekyba, aš matau. Taip, tai galima Furniture Interior Premium. Gerai, pažiūrėm, kas čia yra. Pakomentuosiu live demo. Tuo išsikraus. Pop-upas yra visai gražus, kas irgi gali būti panaudota. Reikia žiūrėti tokius elementus, kurie yra tie paraštukai. Nes paskui sukurti, sakykim, kai dizainas jau yra nupirktas ir jeigu jame nėra kažkokių marketingo elementų, paskui tai užtrunka, reikia papildomai jau užsakinėti iš dizainerių, mokėti už kiekvieną darbą atskirai. Pavyzdžiui, sugalvoti tokį, kad dizaineris padarytų tokį pop-upo dizainą, čia būtų kaip papildomas darbas, vėlgi, jeigu tai yra svarbu. Gerai, žiūrim toliau. Čia yra pritaikyta parduotuviai labiau. Matau, kad būtų galima sužaisti ir kaip ir dizainerį, nes aš galėčiau tada vietoj čia baldo padaryti savo nuotrauką, tada užrašyti savo kažkokius irgi čia savo tekstus, tada, tarkim, aš darau dizainą ofisų, nežinau, sandėlių, privačių namų, sodų,
dar kažko, jeigu yra, sakykim, toks platus pasirinkimas. Pavyzdžiui, aš turiu 8 paslaugas, tai aš galėčiau paimti šitus blokus ir padaryti išdėstymą čia 4 ir dar apačioje 4, arba padaryti tik tai 3 ir 3. Tai kai dizainas yra, programuotojas jau gali žaisti su elementais. Gerai, tai ir galėčiau tą pritaikyti, jeigu aš esu dizaineris, bet aš ir prekiauju baldais, ar ten, nežinau, paveikslus parduodu, tai aš galėčiau tada panaudoti shopo elementus, parduotuvės elementus, tada grįžkim prie, čia būtų titulinis, man aišku reikia puslapio apie mus, reikia žiūrėti, čia yra produktai, shopping cart, my account, reikalingi puslapiai, tos elektroniniai parduotuviai, puslapiai, kurie reikalingi yra, bet aš nematau, čia visai geras, nes čia yra elementai ir yra daug elementų, kaip atrodo FAQ, kaip atrodo blogas, about us, galima pažiūrėti. Pavyzdžiui, kiti elementai, kurie irgi reikalingi, akordeon, tai čia apie, akordeon, tai čia kaip atrodo layoutas, dažniausiai akordeoną vadinamas meniu arba hamburgeriu, galima žiūrėti, ikonėlių čia yra rinkinukas. Tai kuo daugiau yra tokių elementų, kurie jau yra parašti, to geresnis yra šablonas, su juo bus galima dirbti toliau. Nes jeigu kažkokių elementų ikonėlių nėra, reikės galvoti iš naujo ir taikyti dizainerį arba užsakinėti iš dizainerio, kad jisai galėtų sukurti. Gerai, pažiūrim apie mus. Iš principo, jeigu man toks išdėstymas tiktų, tai galėčiau dirbti. Čia yra development, team, strategy, dizainas tas pats, tik tai papildomi tabai štai čia. Ir čia gali jau talpinti savo informaciją, jeigu nėra aktuali. Pavyzdžiui, man šitas blokas netinka, šitos nuotraukos. Galima šitą nuotrauką nedaryti, galima palikti tik tai about us, kažkokį tekstą ir tada, pavyzdžiui, palikti šitus elementus. Kai elementų yra daug, sumažinti galima, bet kai jų nėra visiškai sugalvota, tai tada reikia kurti nuo nulio. Tai pradžiai tiek, dabar turėčiau pasakyti, ką reikia pasakyti dizaineriui, ne dizaineriui, o ką reikia perduoti programuotojui, kad jis galėtų įvertinti dizainą. Mes visą laiką rekomenduojam, išrinkit, nesvarbu iš kur, Template Monster, iš kitų, pavyzdžiui, yra nemokamo, kur gali WordPress theme directory. Šitam Theme Forest yra nemokamo ir yra mokamo. Jie irgi tokie pat šiuolaikiški, gražūs šablonai Theme Forest kaip Template Monster. Ko reikia programuotojai arba ką reikia perduoti agentūrai arba žmogui, kuris darys tą tinklapį, reikia išrinkti. Aš pasakysiu apie tai, kaip darom mes. Mes rekomenduojam visą laiką atrinkti 5 dizainus, kurie patinka, tiesiog paimti, iškopijuoti čia iš viršaus. Pavyzdžiui, man šitas patiko, iškopijuoti nuorodą iš viršaus, man patiko, pavyzdžiui, šitas irgi nuorodą iškopijuoti šitą nuorodą, sudėti viską į laišką, į vieną dokumentą. Aš rekomenduoju turėti nuo 3 iki 5, nes dažniausiai būna taip, kad mes iš tų 5 išbraukiam 2-3 variantus, kurie yra netinkami dėl kažko. Iš patirties, kaip matom, nėra kažkokių elementų, gal klientas nepamato, trūksta kažko, trūksta puslapių, kažkas netinka. Iki 5 nusiųsti savo programuotojui arba savo agentūrai ir tada laukti, sakykime, mes tada, kaip mes darom, mes atrinkam, žiūrėkit, šitie netinka dėl to, kad kažkas liko 2 ar 3 variantai ir iš to jau klientas pasirinka, tada aš turiu, kas man patinka, dizainas ir tada galima jau galvoti blokus. Pavyzdžiui, kaip ir kalbėjau, homepages. Tituliniam puslapiai, tarkim, nenorim, kad būtų šitas blokas. Tai mes tai susitariam, bus meniu viršutinė juostelė, bus meniu, kuris čia yra, bus kažkoks ar slideris, ar toks vizualas, šito bloko nebus, bus toliau toks blokas, kokia jame bus informacija, kaip jinai turi atsirasti, ar bus tie efektai. Pavyzdžiui, šitas video iš principo netinka, turėtų perėti arba toks blokas, tiesiog galima išmesti. Kuo daugiau yra elementų, to paprašiau padaryti tokį tinklapį, kuris yra reikalingas klientui, pavadinkim. Gerai, tiek tada šiam kartui, daugiau video, kai bus įrašyti, bus daugiau video, kai atsiras, bus įdėta į descriptioną, aprašyme tada bus ir nuorodas ir priminsiu, kad ten bus ir sudėtas eiliškumas. Bus galima tada pereiti per visus video pagal logiškai išdėstytą informaciją. Kol kas tiek, iki.